Motina pyragų prikrovė, nei jam tėvas įrankių davė. Išėjo jaunėlis be nieko, tik duonos žiauberę pasiėmęs. Į girią nuėjęs atsisėdo ant kelmo ir galvoja, kaip čia reikėtų darbas pradėti. Vėl atkuprina senas senutėlis. Sakosi labai išalkęs ir prašo valgyti. Jaunikaitis jam atidavė duonos žiauberę ir išsipasakojo, kad norės lekiantį laivą pastatyti, tik nežinos kaip. Senukas jam sako, už gerą širdį, kad mane seno pagailėjai, aš tau padėsiu. Dabar tu gulk ir gerai išsimiegok, o rytoj darbas bus padarytas. Jaunikaitis atsigulė ir užmigo. Rytą pabudė žiūri, ogi stovi puikiausias laivas. Kai tik jis įlipo, viskas tikosi taip, kaip jis norėjo.